Nu tai ko, jūs hebrytė. Sveiki visi, čia aš ūkininkas Aivaras. Šiandien filmuosim video, tai kaip tvarkau tvartą vėl. Va, turim plokštis, įsplėšysim ir čia mėtysim. Tai šiandien vėl su šortais, šilta, smagu. Avys ganosi, smagu žiūrėti, saulė šviečia, avys laukia. Tai nieko nelaukiam, pradedam savo darbą. Nu gerai, biškį šalta, apsiaužau buvo šortus neseniai. Toksai, na jau toksai per nugarą, toksai šurpuliukas mažas. Da košiu tai biškį. Tai žinau, kai nesimatėm, nu tai ką, pradedam darbus, pasiduodu kamerą ir dirbam. Ir kaip matomai dabar subscriberiai nekyla. Įdomu kodėl. Nu tai va ką, nieko nelaukiam, imam ir dirbam, jau seniai filmavau video, tai ką, dirbam. Vakar norėjau batau filmuoti, bet vakar buvo labai lietus lijo, tai nefilmavau, tai šiandien filmuosim ir gal šiandien išeis arba rytoj video. Tai pasidu kamerą ir toj grįžtu. Nu tai va ką, pradedam savo darbą, tai dabar imsiu plokštės ir plėšysiu ir mesiu į kitą krūvą. Nu aišku, šitos plokštės jau užkniso mane negyvai, nu bet ką padarysi, reikia dirb, be darbo nieko neapsieisi. Tai ką, pradedam, to biškį grįšiu. Kur čia, va. Ai, gerai. Galim pradėti, jau taip mane užkniso, aš tas plokštės imu, čia įmetu ir paskui jas nešu į kambarį deginti, nes aš neturiu kur dėti. Aiškiai, iš pradžių gaudyti į tolinį maišą tą, kur 500 kg, didmaišį, kitaip sakant, bet, tingiu, žodžiu, dabar. Plėšom, metamuosiu iš tom plokščiam, bet čia ilgai dirbsim, aš dar neskubu, nes dar visą vasarą, nu, bet jau taip pradedu dirbti, nes paskui galiu nieko nespėti. Dar anot vartų dar irgi dar nemėžiau, dar tada paskutinį kartą bijau nesirgyti. Neturiu nei laiko, nieko, vis grįžtu, persirengiu, pavalgau. Einu šitas pas gyvulius šertis ir skaityk, kol apsišiūriu, jau būna vakaras. Tada biškį į kambarį grįžtu, tada biškį vėl pavalgau ir einu vėl pas avis, vandens tai reikia, tai vėl perkelt. Nu, žodžiu, net nėra laiko kada nufilmuoti, bet filmuoju. Tai tik viską įmam ir metam gražiai į krūvą. Kitam video tai irgi arba mėšiu tvartą, arba vėl plokštės, šitas plokštės jobanas nesikeikus plėšyt. Ai, tiesiog kaip nenoriu. Bet ką padarysi? Dirbti visiems reikia. Iš šito tvartų perskeliu iš tą tvartą plokštės lentas, nes čia kaip tą avį biškį tą vieną avuką buvo susižeidus, buvo, tai perkeliau čia, laukiau, kol užgis, tai užgijo tą vėlį, lauką išleidau. Tai žodžiu, darbeliai, ūkininkų darbai. Aišku, ūkininkų darbai neplokštės. Dabar plėšyti. O su traktoriu važinėti nieko. Ateis laikas bus ir tu galvoju nusipirkti. Dabar su tėčiu irgi galvojam nusipirkti tokį traktoriuką, tokį kinišką, kad ten tipo mėšlą, nes tuo karučiu tai čia užkniso mane jau. Tai nusipirkti, taip, paprastą traktoriuką, aišku, ir viskas būtų. Pakaina galva, bet nežinau, per vakar biškį žoliais pjoviau. Nors aišku vakar lijo, kaip nustojau list ten į vakarą jau. Nelijo, saulė šviečia, žoliai išdžiuvo labai greitai kažkaip. Ir viskas, ir už žoliapjovės ir į lauką. Ai, kaip. Man jau atsibodo tas plokščiasi plėšti. Ką yra, čia negaliu, nervai nelaiko, žodžiu, einam kažką geriau kitą pavadysiu. Dirb, galiu, bet negaliu.
jau atsibūtų, mano plokštės plėšyti, gal už kadro, kada pabaigsiu. Tai va, čia irgi biškai bodu, čia irgi reikia įsivalyti, išgreboti, ten reikia išvalyti. Ai, darbai, da. Čia reikia biškai va duris tvarkyti. Čia va lentą sunešiau. Tai dabar čia, kad nuėmavęs padėsiu, pasakau, negaliu susivaldyti su plokštėm. Kada už kadro prisėsiu su ausinėmis susitvarkysiu, nes dabar tai negaliu. Tai va, maždaug gal per savaitę laiko šičia viską nuėdė. Dar šių ten dalyko biškai paganyti. Ir viskas. Nu, gražuolė užgėjai. Va iš tą baltą buvo. Dar nelabai dar nesikuoja taip įdina, bet va. Išpurškiau. Išpurškiau ten va žaliai vaistai. Vandens turi, visko turi. Va dar čia liko biškai nuganyti. Ten grįsim ir ant ūkininko pievos. Nu. Džiugo, kad biškai kažkaip bijo. O lenciūgas parašytas sukutis būtinai, kad nepasismauktų. Nu, gera, vokiai gera. Tai kaip, biškai kaip jinai šitus paaugytis bus didesni, tai šitus du parduosim. Avukus berniukus ir iš tą mamą, nes tai jau sena, o iš tų man nereikia. O tos dvi merginos atsivešiu, kaip minus paskolis kitą vieną baroną. Nu, kaip baroną, nu kaip čia dabar. Aviną ir jisai užlips ant tų dviejų, jas pavaisins ir bus vaikų, nes man jų dviejų nereikia, nes jie negali lipti, nes jie yra giminės, tik nuo kito tėvo. O ne, o ką tu mužiukas, šita labai reta vis su ragais, neatsimenu, nebelais, jau ten kažkaip tai vadinasi, nu gal ir belais, aš nelabai žinau. Gera vokai, da, šita tai ne, šita be ragų, šito dideli ragai. O ne, geras avukas, sudraskį, geras. Tik aišku, niekada gyvenime ne avim vyram negostikit, nu ką tu valgai? Negostikit šitų vietos, nes paskiau labai badysi, tai va čia va gali gostikit, tik čia negalima kaktos, nes paskiau labai badusi. Vaistukai gėda, stakuoja, nu taip mina, bet nelabai. Tai ką, einam paskaitas, ką jūs gero. Tokį durneliai labai manęs bijo. Na, aš galvoju, kad ten piemenį reikia tvert, galvoju, nes geriau ant piemenio, paskui ten koliukų iš piemenį, bet piemos sugeria, tai nežinau, gal kitam video, gal piemenį gal tversiu, nežinau. A ne, tai tokia draugiška, bet nėra taip draugiška, bet prie manęs. Dabar filmuoju, tai kameros bijai, ne? Tai va, gal tiek. Nu, tu durnė, o matot, kaip bijau žmonių, kaip išeina į lauką. Tvarte, tai tvarte, apsipranta, atsiprašau. Apsipranta, o jau kaip išeina į lauką, tai ne. O kokia pieva graži. Kokios gėlytės va gražios, va. Oi, avys bent pavalgys. Tai va, gal čia ir užbaigsiu šį video. A ne? Žiūri, darnelis. Tai va, užbaigsim šiandien šį video. Ačiū, kad žiūrėjot, kad mane palaikot ir taip toliau. O, ką radau. Šių metų pirmą pienę radau. O, kai graži. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit laikint, subscribint. Kad mane sekat labai jums ačiū. Man tai labai padeda. Ir susitiksim kitam video. Žiūrėkit, ką parodysiu. Žiūrėkit, ką parodysiu. O, tu sakai, laukai išėjo. Mažiukai. Tu sakai. Tai kam reikia šitų 3 šunukų juodų? 2 jau turim. Tai jeigu norit, galit prašyti komentarą, šitų duosim, nes mums nereikia šuniukų jau. Yra varankinukai, o tokie va kukuliai. Ai, tu iš šoną. Va tokie va kukuliukai mažiukai. Tai jeigu paukštai, jeigu rašyti komentarus, kad nori atiduosim būtinai. Vienas susakytas, nes nelabai mums reikia tokį vieną šuniuką, pasiliksim savo vyrą. Va, valgo. Tai va, gerai, ačiū, kad žiūrėjot ir viso gero, susitiksim kitam video. Ate.